Ar tavo charakteris turi skirtingus variantus? Taip. Charakteris. Nu, žaitas. Žmogeliukas. Skraido su kardu. Fight. Fight, okei. Ar jisai kovoja su kardu? Neįsivaizduoju. Is your animal bigger than elephant? Ar jisai didesnis nei dramblys? Jo. No. Šuo. Ar jo tėtis yra tavo tėtis? Ne. Yes. Nu, apie ką jūs? Šiandien pirmą kartą, kai aš nežinau, ką mes filmuosim. Aš tai žinau. Kas tai? Akinatorius. O aš pirmą kartą sužinau, ta prasme, žodį akinatorius. Kas tai yra, jūs man paaiškinkite? Nes aš nežinau. Na, čia žaidimas? Ne, čia toksai botas, robotas, kuris viską atsako į tavo klausimus ir sužino žmogų, kurį tu... Čia kažkoks tai botas, kuris skaito tavo mintis. Va, supratau. Nu kągi, priešai save mes turime akinatorių ir dabar trauksime lapelius. Ant lapelio bus parašytas žodis, bet mes jums nerodysim koks žodis. Po to ištrauksim ir jūs pamatysit. Akinatorius atspėja ar ne? Gerai? Nes jūs pabandykite kartu su mumis spėlioti, kas tai. Ok, dabar niekam nesakyk, kas tai. Mes pradedam spėlioti. Kaip charakter lietuviškai? Čia žmogus, ar kažkoks? Kažkoks asmenybė, ne? Ar tavo, ar jisai, mes turime įgarsinti, taip nebus. Ar jisai yra? Nėra. Ar jisai iš Japonijos? O dabar reikia pagalvoti. Ar jisai iš Japonijos? Tai galima rašyti gal. Gal ne. Ok, gal ne. Ar tai berniukas jo? Jo, ar tai berniukas ar mergaitė? Kas? Berniukas. Tai aš jau paspaudžiu, seniai jau. Ar jisai su batais? Yes. Su batais? No. Ar jisai flight with a sword? Ar jisai skraido su kardu? Fight. Fight, ok. Ar jisai kovoja su kardu? Neįsivaizduoju. Probably, galbūt. Ar turi tamsius plaukus? Yes. Nes aš tai nežinau nieko. Ar jisai naudoja ginklą? Probably not, gal. Ar jisai apsėstas piratais? Ne. Ar jisai japoniškai kalba? Ne. Do you control your character? Yes. Tu kontroliuoji? Nu, gali su... Ok. Su monstrais kovoja? Na, probably, gali būti. Probably, ok. Iš kur aš žinau? Kas ten buvo klausimas? Ar jis nori būti realybėj? I don't know. Na kaip jisai atrodo dabar? Does your character has different variants? Ar jisai turi skirtingus variantus? Persirengia? Ne. Yeah. Ne. Probably. Nu gerai, probably. Ar tavo charakteris turi skirtingus variantus? Taip. Charakteris. Nu, žaitas. Žmogeliukas. Ar jisai naudoja kaukę? Nu, kaip Batmanas. Ne, čia ne Batmanas. Ar jisai su kaukė? Ne. Ok. Ar jisai žymus Thanks Ellen? Ką? Ne. I don't know. Ar jisai iš Achmenid era? Ne. Nu, tarkim, nes aš ne. Ar tai mobil žaidimas? Taip. Probably, nes galime ir ant kompiuterio žaisti. Nu, from mobile game, yes, yes, yes. No. Su Roblox susiję? Ne. Ar jisai turi briliantus? Ne. Ar jisai turi telefoną? Ne. Ar jų čia reikia ir blė? Ar jisai juodas? No. Ne. Ar jisai kepurė? Taip. Trauk, rodyk. Kaip? Kaip taip galima? Nu gerai, dabar aš. Nu dabar jau aš užduosiu tokį klausimą, kad jam atspėti nėra šansų. Pagalvokite, aš uždaviau jam tokį sakinį, tai yra
dalykėlis, kuris filmavosi mūsų video. Nu, ar jūs atspėsite ar ne? Pradedam. Žaidžiam. Ar tai yra gyvūnas? Taip, tai yra gyvūnas. Ar jisai pet stores? Ar jį galima sutikti pet stores? Nu jo, parduotuviai parduoda kartais juos. Ar policininkai... Ne, tikrai ne. Naudoja. Nu, ne mano gyvūną, bet aplamai jo animal. Taip, naudoja policininkai. Ar mano gyvūnas iš Puerto Rico? No. Is your animal bigger than elephant? Ar jisai didesnis nei dramblys? No. Ar jisai iš Vokietijos? Ne. O iš kur jisai yra? Aš nežinau. Ar tavo gyvūnas kvėpuoja karbon dioksidu? Ne, jisai kvėpuoja kaip ir mes. No. Tu praskipinai. Tenais Meksiko buvo parašyta, ne. Does your animal like shiny things? Ar jam patinka blizgučiai? Ne. Abejoju. Ar dažnai jisai apsaugo žmonės? Taip. Probably. Nu. Ar, ne? Ar tavo animal has rosettes? No, neturim jokių rozečių. Ar jisai turi sparnus? Ne. Tai ar tavo gyvūnas iš Vokietijos? Ne. Yes. Ar galima pasaulyje rasti tavo šunį? Tavo gyvūną. Ar tavo gyvūnas high-pitched bark? Abejoju. Ne. Nu, probably. Nu, gerai, probably. Ar tavo gyvūnas turi stubby legs? Ne, pas mus geras kojas turi, gražias. Ar tavo šuniukas known for wagging its tail judina uodegą? Nu, ne, jisai pas jį kitok. Nu, probably. Kartais. Ar tavo gyvūnas turi fluffy tail? Pušistą chvostį. Jo. Yes, taip. Ar tavo gyvūnas geltonas auksinis? Ne. Ne retrieveris. Ar tavo gyvūnas naudojamas policijos? Probably. Ar tavo gyvūnas gali kalbėti? Nu, ne. Ar tavo gyvūnas mažesnis nei ryklys? Taip. Mažesnis, taip. Ar dažnai tavo gyvūnas randamas miestuose? Taip. Ar tavo gyvūnas sveria 200... Ne. 4 kg sveria. Ar tavo gyvūnas guardian its owner? Защищает своего владельца или нет? Не, если labai. Probably not. Does your animal live near water? No. A dog? Yes. Bet ne to. Bet ne toks. Žiūrėkit. Taip, tai šuo. Bet feilas. Jisai neparašė, koks tai šuo. Pusūrikis yra garbanotasis bišuonas. Ei, tu skaitai mintis, bet ne iki galo. Taip. Žodžiu, taip, tu atspėjai, kad šuo ir aš galiu atspėti. Jeigu jisai loja, tai jisai yra šuo. Bet ten nebuvo klausimo, kad jis loja. Žodžiu, akinatorius pakolkas tau 100%, man 5%. Gerai. Aš iš vis nežinau nei vieno atsakymo į jo klausimas. Niekada negalėčiau. Nu gerai. Sonikas. Play again. Ir ar čia yra objektas ar charakteris? To atsibodo sakyti charakteris. Ai, herojus. Ar tavo herojus iš siaubo filmo? Geimo, žaidimo. Iš siaubo žaidimo? Yra žaidimų sukurta. Tai probably. Ar tavo herojus su rūbais? Lyg tai, okei. Kaip jums atrodo, jūs suprantate apie ką? Tai labai populiarus. Ar Karibų piratuose jisai? Ne. Ar tavo herojus kompiuterio software moko, kaip naudotis kompiuterio programomis? Ne. Moko? Tas jau teach. Ne. Ar jisai turi plaukus? Probably, nes aš nežinau, ar čia plaukai. Turi. Yes. Ar jisai mergaitė? Ne. Ar jisai tikras? Ne. Ar herojus su šautuvu? Ne. Jas filmukuose. Ar filmukuose jos galime pamatyti? Jo. Taip, okei. Ar jisai turi ūsus? Ne. Ne. Ar herojus? Nu, ne iš komedijos tikrai. Ne iš komedijos, okei. Ne, nešioja kaukę, ne. Neturi kaukės? Have blue skin, yes. Nu, iš karto dabar. Ar turi mėlyną? Taip.
Taip, ežiukas. Pink colored friend, ar jisai turi Aišku. Man yra toks jausmas, kad Akinatorius sukurtas vaikam, nes jisai jų atspėja, visus herojus, o mano ne. Nu gerai. Jis nežino, jis tiesiog nežino, kad pasaulyje yra toks šuniukas rykis, garbanotasis bišon. Dėl to. Be šansų jam atspėti. Be šansų. Nu, gali būti, nes jis video tai buvo mūsų. Nu gerai. Tai bus žmogus, kuris pas mus filmavosi video, bet labai senai. Taip, dabar. Čia brolis yra mamos. Tai kam tu išdavai? O tai iš kur jie žino, kas tavo brolis? Tai aš noriu, kad ir vaikai bandytų atspėti, ir Akinatorius bandytų atspėti. Ar tai yra objektas, charakteris, ar tai herojus? Nu tai žmogus. Nu herojus. Gerai. Ne, iš ne Pokemonų žaidimo. Nu žiūrėkit, iš kokio jisai Pokemonų žaidimo? Ar jisai su kepurė? Ne. Jisai nešioja rūbus? Taip. Ar jisai mergaitė? Ne. Ar jisai su kaukė? Ne. Ar jisai čia... Turi. Ar jisai žaidimo? Ne. Ar jisai turi jėgų specialių? Ne. Ir ar jisai tikras? Taip, jisai tikras. Ar jisai vyresnis nei 35 metai? Taip. Ar jisai futbolo žaidėjas? Ne. Ar jisai politikos veikėjas? Ne. Ar jisai aktorius? Ne. Ar jisai miręs? Ne. Ar jisai gyvena Amerikoje? Ne. Ar jisai žinomas? Does your character person know you? Ai, atsiprašau, ar jis mane žino? Taip. Ačiū už vertimą. Ar herojus yra įsimylėjęs mano mamą? Aš galėčiau jį suklaidinti ir pasakyti taip. Nu, bet probably. Nu, mano brolis myli savo mamą, bet neįsimylėjęs. Nu, gerai, probably. Do you and your share the same DNA? Ar mes esam tų pačių genų? Taip. Ar jisai turi mašiną? Taip. Ar jisai arti manęs? Taip. Ar own a car? Ar jisai turi nuosavą mašiną? Taip. Tavo tas žinojo tave kaip kūdikį? Ne. Nu, jis dar nebuvo gimęs. Jis nebuvo gimęs, aš jį žinau kaip kūdikį. Ar tavo herojus turi nepijų, sūnėnus? Taip. Ar jisai gyvena tam pačiam name? Ne. Ai, ir... Tai ne. Čia gavosi toks jausmas, kad čia Rokas atsakinėja iš tokius klausimus, nes tai yra Roko dėdė. Man jisai yra brolis, tai kur mes suklydom? Ir jisai netoks senas. Dėdė Valdas nėra toks senas, ne? Jo. Это дядя, но он угадал для Рокаса, а не для Вильяма. Jisai man, ne dėdė, jisai man brolis, bet jisai dėdė Valdas. Ten. Dėl 50. Dėl. Nu, blogas tu man ekstrasensas. Arba aš moku tave apgauti gerai. Odis. Odis. Kas žinot, kas yra Odis? Odis yra. Aš žinau, kokie vyslė mišrusis, tik tą žinau. Ai, tiksliai, belia koks šuniukas. Gerai. Ar Probably. Parduotuviai? Jį iš šunų namų paėmė. Nu, gerai. Probably. Ar jisai turi kojas? Yes. 4 kojas. Ar policininkai jį naudoja? Nežinau, tik tiksliai. I don't know, nu tai... Ok, davai. Kas tai reiškia iš viso? Bark. Ar tavo šuo loja? Ar tavo gyvūnas loja? Yes. Ar jis gyvena ežere? Koks keistas klausimas? Po klausimo, ar tavo gyvūnas loja? Tu sakai taip ir klausia, ar jis gyvena ežere? Kas lojantis gyvena ežere? Aš tik nežinau, iš kurios iš šalies. Ar jisai iš Vokietijos? Nežinau. I don't know. Tiesiog spaudžiu. I don't know. Gerai. Ar šuo iš Škotijos? I don't know. Aš nežinau. Nu, ko tu už mane spaudži? Nu tai kad tu lėtai galvoji, nu. Ar tavo šuo plonas? Šuo. Ar tavo gyvūnas plonas? Koks plonas? Storas kaip veršis. Tai kodėl prašai, kad plonas? Tai pasakys storas kaip veršis. Ir paspaudė jas. Ar jisai gyvena Pax? Kas tas Pax? Ai, grįžau. Grįžai atgal. No. Does your animal have a fluffy tail? Probably not.
Ne, no. Nu, neturi. Neturi. Ar jisai iš Švedijos? Ne. Ar jisai žinomas kaip frightened people? Ar mūsų gyvūnas gąsdina žmonės? Ne. Kodėl jie spaudė? Ne. Ar jisai turi trumpas kojas? Pakankamai trumpas. Probably. Jo, tu nežinai iki galo, ar trumpas kojas. Ar tavo gyvūnas fluffy, minkštas? Ne. Ar tavo gyvūnas didelis? Probably not. Probably not, gerai. Ar jisai turi pointy ears? Probably ar kaip? Probably not. Does your animal have puffs? Nu, tas paduškės ant... Да, лапки, Ai, подушечки. gerai, turi. Ar turi mažas kojytes? No. Okay. Pasipusiau. Ar turi pliem? Taip. Nu. Taip. Ar balta galva jo? Jo, pasibalta. Pasibalta? Nu, ne tokia, taigi pasodė balta, taigi. Gerai. Ar weird nose? Keista nosis pas jį? Ne. Ar jisai turi pirštus? Ne. O palaukot, ne pirštai pas šuniukus? Rašykit, pas šuniukus. Letenos. Letenos, o letenų gale. Nagai su... Tai pas jį ką? Nu, tai Letenos letena, su va, nagais? viskas, viena letena. Nu gerai, tai neturi pirštų. Ar jisai rudas? Probably. Taip. Probably. Žiūrėk, ar jisai didelis? Jau čia norėjo arklį tau pasiūlyti. Tai arklys neturi pirštų. O šuo tai turi pirštus. Ar mūsų gyvūnas didelis? Ne. Probably not. Nu, pusiau čia. Ar jisai turi minkštas ausis? Ne. Ar tavo gyvūnas hunt? Medžiotojas. Ar tavo gyvūnas medžiotojas? Taip. Ne. Rasa? Джек Рассел, охотничьи Gerai. собаки. Taip. Tik tai mūsų gyvūnas nemedžioja, bet tavai Lygiau, ne. neatspėjo. Įdėkite, prašau, nuotrauką čia mūsų odžiuko, kad žinotų, kas čia per gyvūnas. Nu kągi, akinatoriui tampa vis blogiau ir blogiau. Matyt, nepavalgė arba neprasivalė savo, žinot, ekstrasensinių antenų. Nu kągi, aš ištraukiau, bet aš dabar jums irgi nerodysiu, nes manau, kad jūs visi iki vieno youtuberiai žino, apie ką šičia yra lapelis. Apie ką šičia lapelis. Nu pradedam, tai yra herojus. Taip. Ar jis iš tikrųjų egzistuoja? Taip. Ar jisai mane žino asmeniškai? Ne. Ar jisai vyresnis nei 3-5 metai? Atrodo jaunesnis nei 35. Jam 28 ar 29. Ne? Nu, man irgi atrodo, kad jam yra... Ar jisai vyresnis nei 35 metai? Rašau, probably not. Ne. Ar tavo herojus yra youtuberis? Taip. Ar jisai video įrašinėja angliškai? Taip. Ar jisai apie... Jo, jis turi kanalus. Apie gamingą? Jis apie 6 kanalus turi dar. Galbūt. Ar jisai juodaodis? Ne. Ar jo tėtis yra tavo tėtis? Ne. Ar jisai turi žalius plaukus? Ne. Galva. Nu, galva. Of Beast? Is your hero a member of Beast? Da? Nu, Mr. Beast. Nu, jis. Taip. Jis Kolorado. Jisai iš Kolorado? Jo. Aš nežinau. Ar jisai žaidė Karibų piratuose? Ne. Ar jisai mėgsta nagus lakuoti? Ne. Krisas mėgsta. O, kas tu? Aš nieko nepažįstu, oh my god. Ar jo herojus given away houses? Jo, už $1 atvažiuoja. Jisai dovanoja namus? Va toks namus, kaip pas mus, už $1. Ok, taip. Ar jisai susijęs su Arizona? Ne. Probably not, nes mes nežinom. Ar tavo herojus yra iš WonderSwan Game? Ne. Ar jisai pasirodo muzikiniuose video? Galbūt ne. Ar tavo herojus yra eksperimentas? Ne. Ar jisai gimęs Algerijoje? Ne. Ar jisai susijęs su muzika? Ne. Ar jisai susijęs su dainom? Yra sukūręs, kai pasibaigė video. Probably not. Ar jisai dainuoja įžymės dainas? Ne. Make horror videos. Ar jisai kūrė? Probably, nes questų yra padaręs. Ar jisai gali paversti kažką vergais? Abejoju. Ne.
Ar jisai yra arti Angelinos Jolie? Ne. Kaip jis tą padarė? Ne, aš irgi žinau, čia lengva yra. Kaip jis tą padarė? Parašykit, ar kas nors atspėjo, kad tai yra Mr. Beastas? Kaip? Nu gerai, šaunuolis. O dabar mes pakeisime vaikus. Nu kągi, pas mus, kas svečiuose? Zarina. Ir jinai padės pabaigti filmuoti mums šitą video. O ne šiaip sau jinai padės pabaigti, nes mes turime kai ką įdomaus šituose lapeliuose. Gerai, tai Zarina dabar bus tavo eilė. Tu jau beveik lietuviškai mokės, žinau. Jūs įsivaizduojate, jinai beveik išmoko lietuvių kalbą. Galite įsivaizduoti? Nu kągi, čia bus kas? Herojus, objektas ar gyvūnas? Herojus. Herojus. Gerai. Ar jisai tikras žmogus? Jo. Taip. Gerai. Ar jisai youtuberis? Yes. Taip. Ar jisai iš Amerikos? Ne. Ne. Ar jisai filmuoja anglų kalbą video? No. Ne. Ar jisai daro Minecraft video? Ne. Ne. Ar jisai yra musulmonas? Ne. Aš žinau, apie ką jūs apie mane. Neišduok paslapčių. Ar jisai yra indas? Ne. Aš indėnus. Tyliai. Ar jisai graikas? Taip. Ne. Ar jisai iš Serbijos? Taip. Ne. Ar tavo herojus gameris? Ne. No. Ten trupučiuką. Bet labai, bet geriau ne. Ar jisai iš Europos? Ne. Taip. Ai. Oi. Tai gal baigite. Jau mes paspaudėm, taip. Ar jisai rumūnas? Ne. Ar švedas? Nu, ne. Ne. Ar jisai turi 1 milijoną subscriberių? Ne, dar ne, bet labai labai nori. Ar jisai danas? Ne. Suomis? Ne. Hungarian. Vengras? Ne. Balkanų regiono? Ne. Ne. Nu pasakykite, ar Čekija? Ne. Ar Slovakija? Ne. Norvegija? Ne. Lietuvos? Taip. Ar jisai turi sesę? Ne. Bet akinatorius gali pagalvoti, kad Zarina buvo sesė man. Gali būti. Gali būti. Nu pala, tyliai. Ar jisai pasidarė plastinę operaciją? Ne. Ne, dar vieną kartą pabandykit, ne iš pirmo karto. Mes parodom, ką rodo, bet tai ne šitas ir mes bandysim pratesti. Jo, nes ne iš pirmo karto. Parašyk no. Pratesti da. Yes. Pradalžavim. Ar jisai kūrė multikus? No. About gaming? Ne. No. Ar jisai turi brolį? No. Ar jisai eina į mokyklą? Taip. Yeah. Ar jisai tarp 15 ir 26 metų? No. Ne. Bet ten yra ir aš. Nu, ui. Aš įsidaviau beveik. Is your character an uncle or an aunt? Ne. Ar populiarus dainininkas? Ne. Visai nedainuoja. Ar jisai gyvena mano namuose? Nu, pasakyti taip. Ar herojaus pirmas vardas, kaip ir tavo? Ne. Ar jisai kūrė video su savo tėvais? Taip. Jo. Taip. Oh my god. Not have photo. Mums dabar reikia dar nuotrauką čia surasti, kaip įdėti, ne? Roko nuotykiai! Akinatorius žino Roko nuotykis. Oh my god, Zarina, malaidės. Aš negaliu patikėti, taip. Mes spaudžiam taip. How much? 137 kartus kažkas bandė žaisti su mumis ir mus atspėti. O, Ir gerai. atspėjo. Ir atspėjo. Nu kągi, mes net nusiuntėm nuotrauką, kad jinai atsirastų. Ir kitą kartą aš manau, kai jūs žaisit kokį nors akinatorių, gali būti, kad ten atsiras mūsų nuotrauka. A ne? Nu kągi, dabar padėsi man atspėti. Ir pradedam žaisti. O čia yra irgi lapelis. Ir aš galvoju, jūs atspėsit ar ne, kas čia yra? Čia yra žodis, pirma raidė Z. Klausimas, ar tai yra herojus? Taip, tai yra herojus. Ar tavo herojus žinomas kaip YouTube'o kūrėjas?
dabar pakol kas dar ne visai, ar ne? Ar tai mergaitė? Taip. Ar ta mergaitė žino mano vardą? Taip. Ar mes turim tuos pačius tėvus? Ne. Ar jinai yra monstras? Ne. Ar jisai iš tavo šeimos? Ne. Ar herojus susijęs su Cyberpunk? Ne. Ar tavo herojus saulės akinius pastoviai nešioja? Ne. Ar tavo herojus YouTube video kūrė? Nu ne, nu atstok. Do you hate your hair? Ar tu nekenti savo herojaus? Ne. Kenčiu. Best friend. Nu, beveik aš manau, kad yra tiesa. Zarina yra beveik mano best friend ever. Ane? Tik tai young best friend. Jauna geriausia draugė. Matot, kaip fainiai? Nu, nežinau, mes jį klaidinom visai, kaip tik tai įmanoma, bet jisai šaunuolis. O jei jums patiko šitas video, aš manau, kad jūs irgi galite pažaisti. Mes nereklamuojam, pasirodo, šitam akinatoriui yra labai daug metų ir aš tik tai šiandien apie jį sužinojau. Bet tai faina pramoga praleisti visai šeimai ir su draugais. O jums, jeigu patiko mūsų video, turite ką padaryti? Subscribe ir pažiūrėjau. Teisingai! Ir iki susimatymo sekančiose video. Ate! Ate!